Sveiki, norėčiau Jums pristatyti darbą su Microsoft Publisher programa. Atsidarome naują tuščią lapą. Taip pat galite pasirinkti bet kurį šabloną. Paspaudus daugiau šablonų, matysim, kad galima sukurti ir knygą, ir korteles, plakatus, atvirukus, bet mes dabar pasirinksime tuščią lapą. Ir štai yra mūsų pradinis Publisher langas. Mes darysime kvietimą. Tai yra brėžti tekstų lauką ir parašysiu tekstą. Kvietimas. Mažus raidukais pažymiu tekstą ir pasididinsime šriftą. Dar didesnį. Matome klaidą, taisome taip pat kaip ir standartiniam Microsoft programų paketuose Word, Publisher, PowerPoint. Visa įrankių juosta yra standartiniai. Tik kai kas yra individualu Publisheriui. Taigi, tekstą pasididinome, dabar aš norėčiau kitokio šrifto. Šriftas parenkamas kaip ir visur. Sakykime tokį. Tada mes jį galim padėti. Centruosim. Taip. Galime tekstų laukelį sumažinti, jeigu tekstas mažesnis. Mums bus jį patogiau. Galim pasinešti. Taip. Galim padaryti teksto efektų. Matot, aš padidinau šriftą ir jis dabar netelpa. Ką aš padarau? Paimu ir patraukiu tekstų laukelį. Pasitrau taip, kad man būtų gerai. Taip. Dar vienas geras Publisher dalykas tai, kad galime atsinešti liniuotę ir pasidėti ten, kur mums reikia. Atsiradus dvigubai rodykliukai, aš atsitempiu liniuotę ir, sakykim, tai yra mano centras. Taip pat galim padaryti šoninę liniuotę. Galim padalinti lapą taip, kaip mums reikia. Taip, tekstą mes įdėjome, dabar įdėsime paveiksliuką. Įterpimas, paveikslėliai ir renkuosi iš kompiuterio. Aš paimsiu iš gėlių. Dėsim bet kokią nuotrauką. Taip. Įterpti ir nuotrauka mums atsirado mūsų darbo lape. Ja taip pat galima didinti, mažinti pagal poreikį. Toliau mums reikia kvietimų tekstų. Įterpimas. Brėžti teksto lauką, nusibrėžiam naują teksto lauką ir parašysim. Galbūt iš karto pasididinsim šriftą, kad matytume, ką rašom. Nukeliam, kad mūsų tekstas atrodytų gražiai. Taip pat galime parinkti puslapio dizainą. Galime pritaikyti foną. Pavyzdžiui, štai tokį. Galime koreguoti paraštes, kaip ir Microsoft Word. Taip pat padėti gulsčią arba stačią. Keisti puslapio dydį, puslapio parametrus. Orientacinės linijas mes pridėjom atsitraukėm iš šonų ir iš viršaus, bet galime ir duotas panaudoti. Puslapių, bet galim pasirinkti spalvas. Matot, kinta teksto spalva, puslapio spalva, kažkokią temą galim kitą pritaikyti. Jau paruoštą iš anksto.
Puslapio šablonų. Galime pritaikyti kitokį puslapio šabloną. Taip pat galime įterpti puslapio dalis, šonines juostas, reklaminius skelbimus, kraštines, paryškinimus, kalendorių. Galime savo sukurtą leidinį siųsti elektroniniu paštu. Taip pat galime pasitikrinti rašybą ir nuspręsti, ką norime matyti savo darbo lange. Išsaugoti failą, rinksimės įrašyti kaip, pasirinksime vietą ir išsaugosime ant ekrano šiuo metu. Leidinys. Įrašyti. Viskas, darbą esame pasiruošę. Sėkmės naudojantis.